Sveiki, tai yra retušo pamoka pradžiamoksliam, ypač jeigu pradeda dirbti su Photoshopu, tai pasidalinsiu keletų patarimų, kaip galima tikrai nesudėtingai sutvarkyti bazinius dalykus portretuose tam, kad atrodytų gerai veido atspalvis bei panaikinti nedidelius defektus. Tai šią pamoką rekomenduoju žiūrėti dar prieš tai pažiūrėjus pirmą pamoką, kurioje papasakojau, kaip galima atsidaryti nuotrauką Photoshop programoje per RAW redaktorių, kadangi šios pamokos metu mes būtent visą darbą atliksime jame. Atsidarome Photoshop ir, kaip ir minėjau, esame kamera RAW nustatymuose. Jeigu nematote šio lango, gali būti, kad jūs tiesiog jo neaktyvavote, tai tą galite padaryti paspaudę Ctrl+Shift+A arba Command+Shift+A, jeigu naudojatės Mac kompiuterį. Ir pirmas dalykas, ką atkreipdėmėsi, tai yra odos atspalvis. Ir šiuo atveju toks dalykas kaip temperatūra, mes galim kontroliuoti atspalvį, ar jisai bus šiltesnis ar šaltesnis, ir kadangi jinai yra šalia tokio, kaip atrodo, balto fono, tai mes netgi galim pasiėmę petės įrankį kampe paspausti ir keliose vietose paspaudę pažiūrėti, kaip tai keičia veido spalvą ir atitinkamą rezultatą pasirinkti, koks jūs tenkintų. Jūs sutvarkę white balance veido atspalvius, mes galim toliau eiti prie jos veido retušo, panaikinti spuogus ar kažkokius kitus nedidelius defektus. Tam naudosime įrankį Healing Tool. Tai pasirinkus šį įrankį ir ypač dirbant jau iš arčiau su veidu, mums labai svarbu prisiartinti, pausit Alt klavišą, jums tiesiog priartės norimoje vietoje. Taip pat dešinėje apačioje yra toks dalykas kaip rankytės įrankis, jisai leidžia jį pasirinkus mums vaikščioti po nuotrauką tam tikrą vietą ir dar tiksliau būtent matyti norimą vietą, kurią norime redaguoti. Tai dabar prisiartinus bus galima išredaguoti esančias nedidelius plaukelius. Tai kaip ir sakiau, pasiėmus Healing įrankį, tiesiog rekomenduoju irgi, kai darysite retušą, tai kad įrankio dydis jisai nebūtų per didelis, tiesiog jį susimažinam. Čia jį galima mažinti naudojant size, o feather tai reiškia yra kraštai, kiek bus jie suliejami. Tai aš rekomenduoju feather pasikelt iki kokių 60% tam, kad tas įrankis, jisai kai sulies, jum nesijaus, jog čia buvo kažkas išredaguota. Ir automatiškai jisai, kai paima šiuo atveju tos odos vietą, kurią jisai nori pašalinti, jisai užmaskuoja kitą odos vietą ir mes taip galim išsimaskuoti atitinkamai šalia esančius visus fragmentus. Jeigu mums matom, kad nepatinka užmaskuota vieta, kuo jinai yra pakeista, mes visada galim pastumti į norimą vietą tam, kur atrodo tinkamiau, jog būtų sutvarkytas veido vientisumas. Taip pat galima išmaskuoti įvairiausius irgi taip spuogelius. Tam, jog būtų lengviau vizualizuoti, ypač tas vietas, ką norim maskuoti, tai labai svarbu yra aktyvuoti Visual Spots, tokį įrankį, ir jisai labai stipriai paryškina visą odos tekstūrą. Aišku, mes tiesiog galim susimažinti intensyvumą tam, kad būtų galima lengviau dirbti, išrankiot kažkiek, išvalyti
nuo tų matomų taškelių, ten, kur reikia, tiesiog prisiartinam, pasižiūrim visas tokias vietas. Su šituo įrankiu visai nesunku tą padaryti. Tiesiog galbūt nėra svarbu kartais visiškai viską išredaguoti, reikia labai žiūrėti į bendrą vaizdą, kaip atrodo modelis. Tai išjungę mes galim pamatyti, kaip dabar atrodo veidas, ir manau, jog jis atrodo žymiai geriau. Ypač labai svarbu, atliekant retušavimo tokius darbus, žinoti kliento ar modelio lūkesčius, pageidavimus, kiek jisai galbūt nori tam tikras vietas išretušuoti, o gal kai ką ir kaip tik reikia palikti, kas labai dažnai būna susiję net su tokiais dalykais kaip apgamais, kas labai sukuria to žmogaus atitinkamą identitetą, jo veido tam tikri bruožai ir panašiai, kurie jau yra kaip ir jo asmeniniai, ir ne visi šitie dalykai kartais yra gerai, jeigu juos pašalini. Tai tiesiog atitinkama turėti nuojautą, kiek galima šiuo atveju retušuojant iš veido pašalinti, kiek tiesiog galima ir palikti. Ir baigus, tarkim, norimą retušą, mes galim išsisaugoti šitą nuotrauką, tiesiog eiti viršuje, pasirinkti rodyklytę žemyn, ikoną, pažymėtą mygtuką, atsidarys langas, kur Select Folder. Mes pasirinksime vietą, kur norim išsaugoti mūsų nuotrauką. Quality tai rekomenduoju nustatyti 10 ir paspausim Save ir ta nuotrauka bus išsaugota. Ir jeigu norėsite toliau gal kažkada grįžti ir pabaigti dar kažką daugiau paretušuoti, tai tiesiog rekomenduoju paspausti Done ir ta nuotrauka, kurią turėjote neredaguotą, jinai liks neredaguota ir bet kada prie jos galėsite grįžti. Vienas dar patarimas, jog saugant nuotrauką, naują tą šiuo atveju suredaguotą nuotrauką, rekomenduoju ją išsaugoti kažkurioj kitoj vietoj, negu yra jūsų nuotrauka, kurią atsidarėte redaguoti, tam, kad nebūtų jinai perrašyta ant viršaus ir gebėtumėte ateityje dar ją paredaguoti, jeigu bus tam poreikis. O šiai pamokai būtų tiek ir susitiksim kitose pamokose. Iki.